Bičiuliai, kas mane labai džiugina šiuolaikiniai statyboje, ypatingai jaunų užsakovų tarpe, aš matau, kad jie iš anksto kviečiasi tam tikrų sričių specialistus. Mane pasikviečia konsultacijos dėl terasų ir aš matau, kad dar langų net nėra. Ir aš suprantu, kad čia kokie metai, pusę metų aš tikrai neturėsiu ką veikti. Ir sako, ne problema, Sauliau, aš noriu įsirinkti medžiagas, aš noriu žinoti visą konfiguraciją, aš noriu pasibaigti žemės stumdymo darbus, nes pas mane bobkatas atvažiuoja, kokius aukščius palikti. Ir tokių klausimų kyla labai daug. Dėl to šitam mūsų projekte irgi bus įstiklinimo dalis. Šį kartą aš pasikviečiau konsultaciją mūsų partnerių JVLU, su kuriuo mes darom aliuminio profilio stoginės, stiklinimus visus, kad jisai patartų, apžiūrėtų esminius mazgus, dalykus, į ką atkreipti dėmesį, kad paskui nereikėtų perdaryti, dadarinėti, o kaip taisyklė perdarimai susiję su papildoma išlaida. Sveikas gyvas, Pauliau. Ačiū tau, kad atvažiavai tokią šaltą žiemą. Tiesa, beje, su Pauliu mes esam padarę labai detalų video apie aliuminio profilio stoginės. Į ką atkreipdėmėsi, kaip pasirinkti, kas yra feng shui, kokie teisingi sprendimai. Tai va, viršų yra nuoroda, spauskit, tenais tikrai daug naudingos informacijos. Pauliau, va čia yra realybė to projekto, ką aš tau siunčiau, tą gražią vizualizaciją su baseinu, su vazonais, su visais dalykais. Tai va, čia mes norėsim įsitiklinti. Gerai. Rėminę norėsit ar berėminę sistemą? Rėminė yra sandaresnė. Taip. Aš manau, kad kalbėkime apie rėminę, nes čia vis tiek, čia yra pirtis, veiksmas vyksta pavasarį, rudenį, kada jau yra pakankamai šalta. Tai va, tai rėminė sistema ir norim įsitiklinti faktiškai nuo šito kampo. Va čia va, terasa keisis, bet konfiguracija pačios terasos nesikeis, tai faktiškai čia apėjimas va bus. Sauliau, klausimas, ar bus keičiamas lentos? Jo, čia viskas bus keičiama. Čia sena terasa jau savo atitarnauja, ją šardysim, bus aliuminis karkasas, nauja lenta ir va šitas galas irgi visas susijungs. Tai faktiškai tas įstiklinimas eis tarp dviejų zonų, jisai grinai atskirs. Supratau. Klausiu dėl to, nes kai kurie žmonės nekeičia lentų ir deda bėgelį ant terasos, bet tavo atveju, jeigu lentos bus keičiamos, tada galima šnekėti apie bėgelio įleidimą, kad nebūtų slenkščių. Nes dedant slengsti ant lentų, gaunasi apie 3 cm tarpas. Tai tarkim, pasidėjus bėgelį, matom pakankamai aukštas slengstis. Nu jo, čia šitą dalyką nesinorėtų, ten nesakau, jisai bus vaikščiama per vidurį, tai bėgelį būtinai mes įleisim, tik tai lenta pas mane bus kur kas žemesnė, 21. Jo, tai iš principo, jeigu lentos yra keičiamas, tada bėgelį mes įleidžiame vidų ir praktiškai bėgelis bus su lentų aukščiu, kas yra visai neblogai. Aišku, reikia karkasą numatyti šitą vietoj. Tai turėtų būti numatytas karkasas, gylis būtinai, kad bėgelis įsileistų ir būtų lygiai su lentom. Nes jeigu to nedarant, sakykime, dedant ant lentos, tada automatiškai atsiranda tokia problema, kad šlampa lentą. Ir kaip taisyklė... Tai vlogi, visas vanduo, visas kondensatas, viskas bėga ant lentos, jeigu ant viršaus dedam. Principė taip, bet kartais, kai nėra kito varianto, tiesiog tu taip turi daryti. Iš dviejų blogybių renkėsi mažesnė. Taip. Arba dedi žemas slengstį, kas yra, sakykime, centimetrų aukščio. Jis yra šiek tiek žemesnis, bet irgi sprendimas iš tikrųjų. Dar yra klausimas, kas bus daroma su šitom kolonom, tarkim, ir su viršum. Nes yra išlindęs valkės, kas irgi trukdys biškelį stiklinimui. Nu, čia mintis, žinai, kad čia mintis yra to, kad noras palikti šitą visą valkį, kad čia supynės, visi kiti dalykai žaisti, o šitą aš galvoju pasilikti. Tad teraso konfiguracija nesikeis, koloną tik tai šone daryti. Nes tu praeisi pro šitą koloną ir čia 3 dalys bus stumdomas, ne? Tai reiškia, aš šitą palikęs, o ne čia darant kažkokią vitriną, aš galėsiu sustumti visus stiklus, ne? Taip, čia gausis grinai, kad... Praėjimas platesnis. 3 dalys susistums grinai už kolonos, tai čia visai geras variantas. Tai va, tai šitoje vietoje skau blogio nematau šitoje vietoje. Dabar... Kitas dalykas yra lietamzis, kuris čia trukdo. Jo, čia lietus, nes jisai turės pas mus ateiti į va šičią. Tai šioje vietoje aš pasiūlyčiau iš tikrųjų padaryti gana gražiai ir dėti tiesiog laikiną koloną, į kurią būtų galima suvesti vandenį. Tai gautųsi visai geras variantas. Tai man visas vanduo subėgs apačiu. Nu jo, čia vamzdį persives, tai man reikės lietaus perdarimo sistemą šiek tiek pareguliuoti. Taip, susileidai į vamzdį, sakykime, ir nebesimato lietamžio. Tai šitoje vietoje galima gražiai išspręsti šitą vamzdžio klausimą.
Bet valauk, toloną bet kokią atveju čia turės atstoti, jie reikia atskiro polio dar įsigręžti. Taip, būtent. Ir vis tiek, kadangi darysi naują karkasą, tai šitoje vietoje tiesiog reikėtų įsileisti polių. Ir automatiškai, kadangi keičiasi lentos, nusimatyti šitoje vietoje, kur bus tvirtinamas bėgelis, tai reikėtų papildomo karkaso. Papildomo karkaso bėgelio. Kaip šitoje vietoje, taip ir priekį. Supratau. O dabar kondensato išbėgimas nuo bėgelių, nuo stiklų, visą kitą, ne kažkokios skylės yra. Jo, jeigu įleidžiam bėgelį į lentą, sakykime, į karkasą, tada galima skylės gręžti į apačią, kad vanduo tiesiai eitų žemyn. Tokiu atveju nešlampa lentos ir visas vanduo nubėga žemyn. Supratau. Pas mane aliuminis karkasas bus, tai iš principo gal jokio skirtumo, kur čia tos skylės bus. Taip, taip. Bet su medžiu, ko gero, jau ten irgi dar dalykas, kur reikėtų atkreipti. Taip. Viršutinės dabar, čia mes turim irgi bėdą, nes tie trikampiai turėtų kraigai užsidengti, ne? Jo, tai šitoje vietoje reikėtų su to valkiu kažką padaryti. Tai greičiausiai įtrumpinti reikėtų, kad nemaišytų. Nors iš principo. Gero, man tai, nes aš įsivaizduoju, aš įsivaizduoju, mes čia galėsim sutrumpinti ir mums tik tai reikės šitą gegnę kaip paremti, kad jinai neįsilenktų. Taip, tai jau čia konstrukciniai sprendimai. Čia konstrukcija, nes tie išpjaustymai su stiklais, ko gero, visiškai nesąmonė. Laiko daug, sprendimas abejotinas ir... Padaryti galim, bet gražiau būtų, jeigu šito nebūtų. Jeigu gali nedaryti, tai geriau nedaryti. Šitą vietą. Sauliau klausimas, ką darysi su šono apdirbimu? Tai šičia bus ventiliuojamas fasadas, tai šitas pirplokštė ir visa kita, o šičia bus polistirolas 20 dėsis ir visi klijuos. Supratau, tai tokiu atveju iš tikrųjų, jeigu čia dedasi polistirolas, tai geriausia būtų konstrukciją montuoti, kai jau bus polistirolas, kai dar nėra struktūros, kol nėra. Jo, kol nėra struktūros, nes tada galima bėgelį priglausti prie polistirolo ir pritinkuoti tiesiog tarpus, kad gautųsi gražiau daila. Ir tada viskas gražiai sueina ir nesimato. O jeigu struktūra jau būna, tai ten nėra kažkoks labai baisus vaizdas. Nesigauna, prisispaudžia ir viskas tiesiog. Jo, tada prisispaudžia, bet jeigu būna struktūra, sakykime, ne visiškai kokybiškai padaryta, tai gaunasi tarpeliai kažkokie. Teisingai, įsibanguoja. Pauliau, žiūrėk, dar kitas dalykas, čia beveik 6 metrai yra, nes kiek dažniausiai aš matydavau vidurio koloną, o čia, žinai, supynės vasarą, noras, kad atsistumtų tie visi į šonus ir tos kolonos, kad čia nebūtų. Įmanoma tokį dalyką padaryti? Tai be abejo, 6 metrai yra normalus, sakykime, tarpatramis, tai galima dėti 3 bėgelius, 6 dalis ir jos tiesiog atsistumti nuo vidurio į šonus. Ir tu turėsi visai 2/3 atidarytos tos erdvės, tai 4 metrus tu turėsi laisvą praėjimą. Nu jo, 6, paplauk, 3 ir 3. Taip. Tai ne, daugiau aš turėsiu negu 4 metrus. Supratau. 4, nes 3 į vieną, 3 į kitą. Ai, po metrą. Taip. Teisingai. Žiūrėk, Pauliau, dar kitas klausimas apie priekį. Dabar čia viršui mes turim tik tai gegnę, čia reikia kažkokį daryti sutvirtinimą valgį, kad viršui prisitvirtintų. Ne, šitoje vietoje nieko nereikia daryti. Tu tiesiog, kai, sakykime, bus tvirtinamas profilis, tai jį tvirtinsim į kiekvieną gegnę. Ir kadangi gegnė yra šiek tiek su nuolydžiu, tai tiesiog reikės pakiliuoti su kažkuo. Tai. Ai, kyliai įsipjausit. Jo, ir paskiau, kadangi ateis pakalimas kažkoks, tai tiesiog jį privesti reikės prie viršutinio profilio. Tai pirmiausia, profilis, tada pakalimas ateis. Taip. Supratau. Gerai. O ana šonas? Ana šonas... Čia ko gero tas pats. Šitame šone šiek tiek yra problema tame, kad nėra į ką tvirtinti viršutinio profilio, ne? Tai šitoje vietoje reikėtų pasidaryti balkiukus kažkokius tai, į kuriuos galėtum įtvirtinti vitriną. Nes šiuo atveju dabar ateinamės tiesiai tarp gegnių. Tas nėra gerai. Supratau. Bet palauk, tenais paskui nuo to kampo eis horizontalus balkis, ne? Jo. Ir kraigo trikampis. Taip, tai va tą trikampį būtent reikėtų įtvirtinti į kažką. Supratau. Tai ta pati problema ir tenais bus. Taip. Viskas, supratau. Gerai. Bliam, šalta, Pauliau. Žiemą tu čia atveju. Einam į vidų apie medžiagų pasirinkimą, jau vidų išnekės. Eik. Šalta man. Mes pašnekam apie profilius, kokį profilį dėti reikėtų. Tai... Jo, nes čia yra mano lenta, ką mes pasirinkę, mes dirbsim su gomrato pilna viduriam 21 mm aukščių. Tai yra spalva bus tokia, o raštas yra toks. Taip, tai kaip minėjau, jeigu dedant bėgelį ant lentos, kaip sakiau, problematika, tai yra, sakykime, 3 cm iškilęs bėgelis, kitu atveju yra centimetro aukščio sužemintas slenkstis, jeigu dedant ant lentos. Tavo atveju, kadangi dėsis lenta šita, tai ir tu norėtum bėgelį įleisti, tai siūlyčiau padaryti
va šitaip, kad bėgelis įsileistų žemyn. Nu jo, nes jeigu mes turėtum kokią milbordą, tai 30 būtų idealu. Taip, Ne, toje vietoje. čia, dabar mes jau dedam čia ir mes turim iškilę ir problema, kad ant mano, aš lentos neiškelsiu, o šitą suleisti ant aliuminio profilio negaliu. Jeigu Taip. būtų medis, tai manau būtų galima įleisti. Tai man, pavyzdžiui, man pakelt bėgelį aš visada galiu, bet nuleisti, va jau šitą vietoje man negaliu, neturiu galimybės, tik tai kelt. Nu, tai va, šituo atveju principė galima būtų taip ir padaryti, kad bėgelis, sakykime, yra žemas ir tu jį prisikeli Kelsiu, kiek reikia. iki lentos aukščio. Vat, ir tu turėsi vat, lygų paviršių, kad jokio nebus lenkščių. Supratau. Tai gerai, tai žemas tada profilis eina. Dėl profilio aukščio, aišku, dabar stiklas. Kokie yra stiklo pasirinkimai? Su stiklu yra keli variantai. Yra skaidrus stiklas populiariausia pozicija arba tonuotas stiklas. Jeigu nori privatumo, tada dedi matinį, jeigu nuo kaimynų nori užsidengti. Čia gal daugiau noras buvo, žinai, užuolaidų. Daug užuolaidų, tai ko gero skaidrus stiklas bus, ne? Na, tai pigiausias principė variantas ir turbūt populiariausias. Gerai, o dabar kolonas, ne? Mes sakėm, vamzdis man turės dar sulysti lietaus surinkimą. Tai principė galim pasiūlyti, kaip minėjau, koloną įdėti. Tarkim, tavo atveju greičiausiai 120 ant 120 būtų, į kurią tu galėtum įsileisti savo lietvamzdį. Tai tiesiog čia reikėtų išpjauti kažkokią tai vietą, kuris įleistų lietvamzdį gražiai su alkūnėm ir nueitų žemyn. Tai man jokio antro papildomo vamzdžio nėra. Taip, ir turėsi... Kaip viršų įėjimas bus, o apačiojo po terasa išlenda. Ar turėsi gražų užbaigimą ir neturėsi vamzdžio. Tai manau, kad visai neblogas variantas. Supratau. Gerai. Dar, Pauliau, toks variantas, ne? Nes šitą kaip sakau, projektą darom tokį viešą ir kaip stiklinant sieną, tai yra kokie sprendimai, kai galima padaryti pigiau. Ar neiškeliant kainos. Pavyzdžiui, nežinau, standartinės spalvos, ne? Teisingai. Tai, sakykime, tas pigumas tai yra standartinės spalvos. Jeigu standartinė spalva yra balta 916 arba antracitas 716, bet jeigu nori kažkokios tai, sakykime, žalios, raudonos ar dar kažkokios tai spalvos, tada automatiškai dažymas prisideda. Tai išbrangina šiek tiek projektą. O dabar šitą mano ruda, nes matau tamsus profilius, nes mano bus lenta šitam projekte, šitaip atrodys. Rudas standartinis spalva. Standartinis, taip, 8019 spalva yra standartas, tai galima ją ir dėti pas tave būtų. Supratau. Stiklas, kaip sakei, skaidrus yra pats pigiausias, ne? Viskas. Toliau dar kažkokie montažimo ypatumai, kas iškelia kainą, galima išvengti. Jo, tai montavimo turbūt ypatumų čia gal labai tokių didelių nėra, bet iš principo, kaip minėjau, pakalime pasidaryti vietas, kurios atvirtinant, nes jeigu to nepadarant, tada reikėtų aliuminio profilius naudoti, tai vėl kelia kainą. Apačioje, kaip sakant, jau bus ant karkaso, tai viskas ten kaip ir ok. O daugiau tokių kaip ir niuansų kaip ir nėra. Sauliau minėjai, kad čia bus toksai kaip daugiau kaip poilsio vos ne kambarys, tai greičiausiai norėsit ir šildytuvą įsirengti. Tai nepamiršti reikėtų išsivesti elektrą, nes greičiausiai infraredų reikės. Nu ir apšvietimų automatiškai laidai. Nu, į pakalimą, ledinis apšvietimas tenais bus. Tai gerai, matmenis tada nusėmėm, turim, tada lauksiu skaičiavimų, lauksim pasiūlymų tada. Tai va, gerai. Ačiū labai tau, Pauliau. Iki.